Gerą dieną. Ar mes užsivedę? Ar yra piktų? Pasikartokim vieną kartą. Šalin, rankas, nuo laisvo žodžio! Šalin, rankas, nuo laisvo žodžio! Ačiū. Padeda ir padeda ne tik mums, padeda ir dalykams. Ir aš apie laisvą žodį gal pirmiausia truputį ir pakalbėsiu. Laisvas žodis nėra tai, kai bet kas, bet kam, bet ką sako. Mes gal įsivaizduojam, kad tai yra mūsų prigimtinė teisė, toks laisvas žodis, bet ne bet koks jis yra, o toks, kuriuo mes išreiškėm įsitikinimus ar įvardijam, kas yra iš tikrųjų ir kas yra svarbu. Yra konstitucijoje prie pagrindinių žmogaus teisių ir laisvių ir religijos ir sąžinės ir kūrybos ir mokslinio tyrinėjimo laisvė, bet apie tai, ką mes suprantame kaip laisvą žodį pasakytą 25 straipsnį. Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti, skleisti informaciją bei idėjas. Laisva raiška nėra žodžių tryda, kurią mes labai dažnai girdim dabar iš aukščiausių Lietuvos pareigūnų šiuo metu. Be ryšio su mintim ar tikrovė. Laisvas žodis arba išreiškia mintį, arba pasako dalykus, kurie yra ir tai yra tai, ką mes šiandien susirenkom ginti jau ne pirmą kartą. Tai yra vienas pamatiniausių dalykų ir sovietų okupacijos metais turbūt labiausiai to trūko ir tai kaip tik atsirado toks laisvas žodis su Sąjūdžiu. Tuometinėje, beje, Lietuvos televizijoje, kaip vadinosi, ir radijoje to nebuvo ir turbūt niekas negalvoja, kad reikia to ieškoti, kad kas nors, kas išeina į eterį, pasirodo, kalba, rašo, išreikštų tai, ką iš tikrųjų galvoja, ar įvardintų tai, kas yra. Būdavo per radiją orus paklausyti ar avarijas kai kurias, bet aišku, netokias kaip Černobylio. Ir Sąjūdis, pirmi mitingai jo ir spauda ir paskui Sąjūdžio ar sąjūdiškos laidos kai kurios ir buvo tai, kur žmonės mokėsi laisvai kalbėti, mokėsi pasakyti tai, ką galvoja, mėginti įvardinti tai, kas yra, po truputį mokantis pažinti tai geriau. Man atrodo, kad turbūt tai buvo svarbiausia mūsų laisvės kelyje. Mes tapom nepriklausoma valstybė, nes išmokome laisvai kalbėti, laisvo žodžio išmokome. Ir tikrai ne visur komunistų pavertuose kraštuose tai buvo. Ir laisvas žodis turbūt dėl to yra ne tik mūsų demokratijos, bet ir valstybės pamatas. Ir kaip toks gal iki galo nesuvoktas. Ir iki kovo 11 tai, kas yra dabartinė LRT, tikrai nebuvo laisvo žodžio tvirtovė ir vieta. Labai svarbu, kad jinai tokia tapo labai greitai ir prieš sausio 13 ir po jos daugiau negu pusmetį iki pučo. Ten buvo iš tikrųjų dalykai susiklostė, kurie yra labai svarbus, tos laisvo žodžio erdvės. Per 35 nepriklausomo gyvenimo metus kelis šimtus, turbūt arčiau 1000 kartų esu buvęs LRT eteryje, kaip tas, kurį kalbina, kaip tas, kuris kalbina, kaip tas, kuris diskutuoja ir atsakinėja. Tai jau daug daugiau kartų negu bet kur kitur ir tai ne aš vienas. Tas pasirinkimas eiti šitą eterį yra dėl to, kad kitaip negu daugelis žiniasklaidos, tai nėra vien apie dienos naujienas, tai nėra vien apie pramogas. Čia mes susidurėme su visuomenė, kultūra, politika, mūsų kasdieniu gyvenimu ir pasauliu. Čia yra įvairios mintis, čia yra dalykai, kurie kitur galbūt neužkliūna ir čia yra svarbiausia įvairovė to pasaulio, kuriame mes gyvename. Dabar žinome, mes turime nemažai atgyjusios žurnalistikos, tyriamosios žurnalistikos, influencerių įrašų, daug podcastų galime rinktis. Bet ne visi moka rinktis ir ne visi, reikia mokėti, išmokti, susirasti, suprasti, o LRT visa yra neieškoma šalia pasiekiama kaip minčių, idėjų, įsitikinimų, žinių apie tikrovę erdvė. Ir šitos dabar buldozerinamos įstatymo pataisos
ir greta tarpstančios iniciatyvos, nes jų yra ir daugiau, ketina į tą erdvę kėsintis, nori siaurinti, lėkštinti, kad viskas būtų iš anksto suderinta, kad valdžia būtų traktuojama kaip visuomenės balsas, vienintelis balsas, pagrindinis balsas. Kad kritika būtų reiškiama nebaubent, kaip mes čia dabar, o kultūringai, sodinant ąžuoliukus, tam tikros tonacijos, pagal planą viešųjų pirkimų sąlygas. Kad tam tikri žmonės, kurie aktyvūs visuomeniškai, kitur, ką nors veikiantis, neturėtų per daug reikštis, gal iš vis neturėtų reikštis. Kad kuo mažiau liktų laisvo žodžio. Ir tai labai svarbu, nes kova, kuri dabar vyksta prieš laisvą žodį, vykdoma ne laisvų žodžiu. Jie, kurie čia viską užkūrė, šitą buldozerį ir važiuoja, yra ne tik prieš laisvą žodį LRT, jie yra prieš mūsų laisvą žodį ir prieš savo pačių laisvą žodį. Jie nenori jo kratosi. Tai, ką mes dabar matome valdžioje, socialdemokratus, prezidentą, tų kitų gal net neminėsim, jie yra laisvą žodį pakeitę natūraliu arba apsimestiniu durnumu, pastiprinę įžulumų, melų, nutylėjimų, iškraipimų ir net klėdesiais. Prisimenant paskutinį, ne paskutinį, žymiausią premjeros interviu, kodėl ten viskas buvo blogai, nes jis net nemėgino išreikšti kokios nors minties, gal jos ir neturėjo, ar ko nors pasakyti apie dalykus, kurie vykdomi ir vyksta. Nieko nebuvo pasakyta apie jokias konkrečias gyvenimo sritis, žodis buvo visiškai uždaras ir nelaisvas, kaip ta minėtoji Trida. Bet tą moka ir kiti socialdemokratų vadovai ir prezidentas įjungti durnių ir kalbėti taip, kad nei mintis, nei pasaulis, nei tiesa, nei tikrovė nebūtų svarbu. Tai žodžiai, kurie nelaisvi, jie slepia, o ne atidengia. Ir tai mus nervina, siutina, kelia pyktį, kurie ateinam išreikšti protestų, nes tie, kurie apsimeta durniais ir mus durnina. Esą nesuprasim, kai jie kliedi, meluoja, mulkina, bet mes nemulkiai suprantam. Ir suprantam, kad tai jiems atrodo turi būti norma ir dėl to mes turim bent keletą dalykų pasiruošti daryti kitaip. Manau, jau esam pradėję daryti kitaip. Pirma, tai išmokti nebijoti ir įvardinti tiesiai į akis, kai susiduri su agresyviu durnumu. Nelaisvu, ne žodžiu, sakyt tiesiai į akis. Jūs kliedit, jūs meluojat, yra ne taip, yra taip. Tiesa yra ta, išvada yra tokia. Nebijoti, sakyti tiesos, įvardinti, kas tik tą praktikuoti laisvą žodį. Taip jį ginam. Antra, mes turim ginti tą žodį ir kitur, kuris užsipuolamas. Tikintis, kad tai pavyks ir, kaip jau sakė Birutė, matom, kad pavyksta po truputį, taip, išsigąsta. Kažkiek veikia ir protestai, baubimai, susirinkimai, tiesos sakymas, laisvo žodžio praktikos, kuo jos daugiau, tuo sunkiau ją užgniaužti, nes piktos valios yra, bet ji nėra susitelkusi į centrą, jinai išsibarščiusi, jinai nėra visagalė. Mes turim padėti atsispirti tam ir atgauti tai tiems, kurie tai daro prispausti iš prisitaikinimo, nuolankumo, iš kažkokio gal inercijos, iš bailumo, kuris viską užgožia. Kai parodysim savo jėgą, labiau jinai veiks ir pasieksim kito ausis, garsu ar įtaiga jos atsivers ir žmonės mažiau darys nesąmonių, mažiau klėdės, buldozeris sustos, daugiau ir greičiau, lengviau grįšim į laisvo žodžio kelią. Ačiū! Šalin rankas nuo laisvo žodžio!